kažkokia šviesa prieš akis yra. Kažkaip šviečia labai. Kas tai per šviesa? Tokia, žinai, man kaip saulė kažkokia atrodė. Bet dabar atėjo mintis, kad lempa kažkokia. Žaliu galvoju, kad lempa. Kaip imitacija, žinai, saulės. Ar tu matai tą lempą eterinė erdvėje, ar čia fiziniai plotmei susiję? Ne, čia eteriniai, čia jaučiu kažkokią, žinai, tarsi jau kaip galėčiau po kokią lempą. Ar esi laboratorijai? Jo, man atrodo. Gerai, apsidairyk aplinkui. Kokia laboratorija? Kokie interferentai? 3, 2, 1. Čia, žinau, kažkokia planeta, kad tai nemintis, kad Marsas. Matau kažkokius chalatais vaikščiojančiais. Lyg žilgai, lyg reptai, nežinau, čia tokia. Ką jie ten su tavim daro? Stebi. Tyrinėja. Su nervais dirba. Kodėl tu esi toj Marso laboratorijai? Ar tau kažkas įvyko? Ar tavo tai kūno daliai kažkas įvyko? Ar tam kūnui, kurį tave dabar pasiguldė, tie interferentai? Ar tau kažkas įvyko? Ar tu esi tenai kaip koks eksperimentas toj laboratorijoje? Ar tu sužeista buvai? Kodėl tu ten esi? Kažkokius tyrinėjimus darom, tyrinėji kažką. Ar esi lovoj, ant lovos, ar kėdės, ar šaldytuve, ar baseine? Ant lovos. Ar esi sukaustyta, su grandinėm? Tiesiog paguldyti. Taip, paguldyti. Gerai, klaus dabar. Kokius tyrinėjimus čia daro? Ką daro su tavo nervų sistema? 3, 2, 1. Užsidega kažkokie failai, labai daug failų. Ar tie failai yra iš praėjusių reinkarnacijų? Jau čia kažkaip kolekcija. Gerai. Ar jie tau nervų struktūrą trumpina, ištraukia? Jo, kažkaip atrodo, žinai, tai nervai tokios kaip gyslelės auksinės. Tokios žėrinčios, blizgančios, ir jie kažkaip su pincetais juos traukia ir deda į kažkokias kolbas, į kažką tai. Ką jie po to daro su tom žėrinčiom linijom? Naudoja kažkam tai. Kažkokia energija, kažkokia speciali energija, energetika tenai yra. Net šiurpas eina per kūną visą. Gerai. Susibalansuok, nurink. Viskas gerai. Gerai. Ką būtent daro jie su ta energetika? Ar jie kažkur instaliuoja, ar jie kažkokiam savo naujiem kūriniam aparatam, ar kažkokiam klonam naudoja, ar kažkokiai planetos pakrovimui, ar kažkokiam skydui, ką jie daro su ta energetika? Čia kažkaip ateina, kad naudoja kažkokiam maitint viršesniem tokiem. Kažkaip lenda man karališka šeima.
Visi, žinai, žemė tie karaliai tokie. Toks energetinis padavimas tie visi šūpavaliai. Jo, čia kažkokia speciali ir laboratorija patirta, nes aš čia ne vieną turbūt esu. Bet tokia, žinai, atrodo požemių toksai tinklas, kaip būtų. Čia turi būti daug būtybių. Dabar pažiūrėk, ar aš esu iš to laboratorijai. Kažkaip gal dalis kažkokia tavo, kažkoks kūnas yra. Kiek tavo kūnų yra iš to laboratorijai? Daug. Gerai. Dabar žiūrėk, kaip mes čia papuolėm. Ir nuo ko priklauso, kad tu čia papuolė. Ar tai yra susiję, kas Anglijoje gyvena, ar būna, ar atvažiuoja? Žinok, vakarytė čia yra. Urtytės nejaučiu. Mano dėdas yra? Ne, nejaučiu, nei tau, nei Vyto nejaučiu. Mastras tik tai kaip jaučiu. Ar čia susiję su moterim? Kad moteris pagauna? Jo, kažkaip aš čia, žinai, nuo praeitos hipnozės kažkaip tai pagaunu. Rimtai? Na, šūdavo, balai. Gerai. Kažkaip, kai darbavomės su, žiūrėjom, kokiu tikslu ateina vaikučiai į žemę, kažkaip jie mūsų atsekė kažkas tai tokio. Ta kažkokia speciali energetika yra, kad čia tam tikros tik tai būtybės. Kokia energetika tai yra dabar? Analizuok tavo auksinę giją. Kokia čia energetika yra būtent? Kokia speciali energetika čia yra? Nežinau, iškilo man tas tavo karių paveiksliukas, karys kažkoks. Kad kažkaip judinam kažkokius blokus labai didelius. Labai kažkaip atvibruoja. Eina kažkaip į aplinką, kažkokios bankas skleidžiam labai didelis. Tarsi, žinai, ne kad budinam, bet kažkaip paliečiam labai kitus. Žinai, kaip būna toksai pat paveiksliukas išlenda man. Eina šviesus toks žmogeliukas, o viskas juoda aplinkui ir paskui po truputį viskas pradėjo nusidažyta šviesia spalva. Čia tarsi tos mūsų kažkokios speciali kažkokia šviesa tuose gyjuose yra. Labai daug energijos tenai. Kaip ta gija pas mus atsirado? Iš kur? Ar tai yra įgimtas dalykas, kaip kosminės būtybės, ar tai yra kažkaip dėl to atsibudimo, to šviesos? Ne, kažkaip mes turim tą automobiliai gimtai. Gerai, Toma. Gerai, jie kyla daugiau klausimų. Tai dabar dar paieškok, kas yra iš tavo artimos aplinkos, ar dar kažkas yra čia. 3, 2, 1. Tai Inga kažkodėl. Žodis buvo Inga.
Gerai. Bet aš jos negaliu identifikuoti, nors man tai tokia ateina, kad grandinė surakinta tokia, žinai, kaip centre būtų kažkur. Kaip pagrindinė tokia. Aha. Tarsi, žinai, mes po tos požemius išmėtyti, o jinai tokia centre, pagrindinė ta tokia, nežinau kaip įvardint, kad tas, žinai, toksai pagrindinis kalinys. Kaip šaltinis. Aha. Ir iš jos išeina nes taip tokį kaip... Žinai, kaip būna sraigtas ir sraigto vidury toksai kaip ašis įdėta. Tai Inga yra kaip ta ašis, o mes kaip tas sraigtas aplinkui. Koks principas šito? Kodėl jie tokie sraigto mechanizmą padarė, išmėtė mus taip? Nes kažkaip mes kartu labai daug tos energijos paduodam. Atskirai, žinai, tu kažkaip dalim tik taip paėmė, bet kai mus tarsi sujungia, žinai, visus, labai didelį tokį pliūpsnį paduodam. Kodėl mes anksčiau nematėm šito mechanizmo? Ar jisai yra naujas, ar čia tik tai dabar recently padarytas, ar čia kažkoks užslėptas ir... Čia kažkoks dabar naujas padarytas. Nors jie kažkaip, žinok, man tai atvibravo, kad žinai, iš praeitų reinkarnacijų, bet čia tai kažkaip visas, bet jie kažkaip kitaip naudojo, o dabar yra naujai kažkoks naujas mechanizmas užkurtas čia. Labai kažkaip bambintos labai nori nusilpti tą energetiką, kad man jos neliktų. Būtent tą šviesos kario energetiką. O kodėl Marsą? Kažkaip nenori žemėje, kad būtų, kad neidentifikuotume tai kaip. Žemėje kažkaip per paprasta būtų, tarsi mes atrodo pamatytume, nes labai čia daug rutinų. Kažkaip Marsas ir, sakau, tokius požemius sukišta, kad tarsi uždėta filtrai tokie, kad neidentifikuotume tai greitai. Ar yra tenai Alina 321? Yra. Ar yra visi telepatai 321? Dalis. Kodėl tik tai dalis? Todėl, kad ne visi kažkaip. Ne visi pasiruošę kovoti. Neturi to kovos kario elementų. Ne. Kažkaip kiti eina į tą telepatiją dėl tokių labai asmeninių paskatų, jie nenori nieko savo daržą nori krapštyti. Ir čia vat vėl atvibruoja tas, kodėl mes turim tas globaliai žiūrėti. Taip pakalbėjo mane. Ir aš atsimenu kaip Inga irgi čia atsimenu, dabar išeina kažkoks pasąmonė ištraukia, aš kažkada klausiau, kaip sakė irgi, kad mes globaliai turim eiti žiūrėti, negalim vien tik savo daržą krapštytis, nes jeigu ten, žinai, tu tik tai save žiūrėsi, tu nedarai didesnių lygių, žinai, netvarkom tų reikalų ir jiem daug lengviau yra, žinai, su mum čia mūsų užatakuoti. O kai mes globaliai einame, mes tarsi, žinai, tokią labai didelę energiją paduodam ir mes labai daug padarom.
Mhm. Kad ir ten, žinai, po 3, po 4 einam, bet paskui mes prisikviečiam hebrus ir, toks gūsis, aš tiesiog matau dabar, žinai, toks šviesos stulpas ateina, toks tarsi tornadas toksai ir ten šutuoja viską. Mhm. Bet aš nesu. Taip. Jo, dėl to mes turim į tas globalinės labai eiti. Turim, aišku, ten eini save prasivalai, žinai, bet turim daug laiko skirti eiti tiesiog globaliai žiūrėti, krapštyti. Taip, žinai, vaibank eiti tiesiog. Mhm. Aš dabar tik tai galvoju, aš nesuprantu, kodėl būtent ta energetika, ta karių, šviesos karių energetika, kai ištraukiama ir atiduodama karaliam. Ką jie daro su ja? Tai tas valdymas, žinai, ta valdžia stiprina. Visus, kai maitina visus šitus, kur valdo mus paskui. Kažkaip paskui, žinok, tą kario energetiką, tai žmonės labai pasiduoda, lengviau įtakoja juos. Nes ateina iš karto ta tokia, žinai, stiprybė. Ir iš karto tas toks nuolankumas atsiranda iš kitų, kad, jau nesijaučia tą energiją. Taip kažkaip vibruoja. Gerai, labai gerai. Kurioje vietoje būtent yra patalpinta mūsų organizme, ta prasme mūsų kūne, eteriniam arba fiziniam, nesvarbu, pasiimk, žiūrėk per visą tą kūnų mūsų išsidėstymą, žiūrėk, kurioje vietoje yra patalpinta ta kario energetika. Krūtinė. Iš priekio, ne? Krūtinė toks tarsi per kaip kanalas, žinai, eina. Taip priešais jį toksai kaip kristalas, toksai atrodo sėdi. Burbuliukas toksai. Ar jį pas mus nuolat atsinaujina? Jinai kažkaip, žinai, jinai tarsi branduolys kažkoks yra ir iš jos paduoda tarsi po visą kūną tas gijos tos tokios. Tai jie tas gijas ištraukia, bet jie to branduolio nesugeba išimti, nes čia kaip dalis mūsų. Jie to branduolio nepaliečia. Bet jie traukia tą giją, nes ta gija tarsi tokia kaip energetika, pilna jau to, žinai, energijos. O kaip jie ją ištraukia? Ar jie vakuumu pumpuoja, ar jie atpjauna, ar kaip tai vyksta? Kažkaip pincetais tokiais kaip trauktų. Tarsi patraukia ir nuplyšta jinai. Ir po to vėl atsigeneruoja. Jo, tarsi ištraukia, žinai, toks kaip siūlas ištraukia. Ir nėra jo, ir vėl reikia laukti, kol paduoda iš to branduolio, kol pasiskirsto. O kiek laiko jiem reikia laukti maždaug? Kol vėl pasiskirsto, kol vėl atsinaujina? Šiaip tai greitai atsinaujina. Bet labai priklauso nuo to, kiek mes energijos to, žinai, turim. Vieniem šiek tiek greičiau, kitiem lėčiau, bet ganėtinai. Tu kažkaip nesakyčiau, kad yra tam tikras toks laikotarpis, kai tarsi, žinai, tas užsižiebia kažkoks kaip sprogimas įvyksta ir paskirsto, žinai, pasidalina ir vėl kažkaip nurimsta, žinai, ir vėl po kažkurio laiko vėl duoda tą tokį impulsą. Bet spalva yra tokia, ir spalva yra tokia auksų žėrinti, tokia spalva. Tokia grinai, kaip iš to paveiksliuko, kur tu vakar man siuntei.
Nes tas visas paveiksliukas, pažiūrėk, pasiartim, tai jis tokios auksinės tokios blizgančios gijos, tai vat čia grinai va taip pačiai atrodo. O kaip atsiliepia mums, pavyzdžiui, gali žiūrėti save arba mane pasistatyk arba vakarytę paimk, kaip atsiliepia mums tas, kai nutraukia tą nuplėšytą giją? Nu, mes, kaip pasakyti, kažkaip tuo metu nuslopino tą mūsų jėgą, bet jis negali paimti iš mūsų, sakau. Kažkaip, kad nors aš dabar, pavyzdžiui, žiūriu pas vienus, pas kitus, tai pas kitus, kad ir ištraukia, bet automatiškai yra tas toksai, žinai, kad vis tiek darai. Pas kitus yra išima jį, tai mes tarsi tokiu, žinai, ramesni esam. Tokį vertę, žinai, savo tam burbule ir nedarai kažkaip ramiau, žinai, viską praleidi. Bet pas mus visus, kiek aš čia žiūriu, mes vis tiek einu ir darau. Jie ištraukia tą, bet nėra to tokio vis tiek, nepasiduodu. Ten kažkas atsitiko, kažkas negerai. Tuo metu, žinai, kažkaip, tarsi, nenusimenu, bet tuo metu, žinai, pažiūri tą savo situaciją ir tu vis tiek tarsi pasiraiduoji rankovis ir vis tiek eini. Nėra to. Žinai, kiti tai labai žmonės įkrenta į tą aukos vaidmenį tokį, ar pasiduoda, nuleidžia rankas kažkaip. Labai juos, žinai, taip numuša energetiškai. O taip mum, kad ir bombarduoja jie mus, bet mes vis tiek, žinai, tą minutę pasakai, kad blemba velnis, kas čia, žinai, negerai. Bet apsisuki ir vėl varai. Kažkaip pas mus tas varikliukas toks vis tiek yra užsuktas. Jie, sakau, nepaliečia to branduolio, tas vat būtent kažkaip ir stumia mus. Ar tas dabar energetika, ta karvių energetika, tas branduolys, tas kristalas, mums buvo įdėtas jau šaltinį, ar jisai susikūrė laikui bėgant per reinkarnacijas? Ar, pavyzdžiui, jisai kažkaip buvo integravusi, atsirado, kai mes, pavyzdžiui, tuose baseinuose reinkarnaciniuose susitikom, ar portaluose susitikom, susidraugavom, ar susitarėm, ar kažkas tokio? Ateina, kad kažkokia, žinok, dalis buvo jau automatiškai iš šaltinių, bet ateina, kad ir kažkaip per reinkarnacijas laikui bėgant mes kažkaip šitą tarsi pradėjom ugdyt, kurt kažkokį sukūrėm kažkokią sistemą paleidom kažkaip. Kažkoks alijansas atsirado? Jo, matau labai daug kažkaip būtybių ir mes visi stovim ratu ir kažką tai darom. Oi, man kaip vibruoja, man šiurpai bėgioja per visą kūną. Kažkoks. Tu neri į labai gilią informaciją, nusiramink, viskas gerai. Šaunuoliai, toliau lįsk, žiūrėk, neišsivesk. Kažkoks stovi labai didelis būrys būtybių įvairiausių. Kur stovi? Kokia erdvė? Šviesi kažkokia erdvė. Mes tarsi lavituojam visi tokioj. Nemoku įvardinti, bet šviesi, žinai, erdvė. Galbūt kažkoks tai portalas, bet žinai, toks kaip mes analizavom mano kartą, kad kai tu eini regeneruotis. Ir ten kažkaip mes
žinai, sustojam tuo ratu kažkaip visi ir tarsi tas mūsų tie kristalai tokie viduj, tas burbuliukas, tą intenciją tokią duoda, ar mes vienas kitam perduodam, eina dabar tokios auksinės gijos. Mes kažkokį tinklą sudarom. Vienas kitą kaip motyvuojam ir susidaro tas tinklas, ar ne? Žinai, mes toks vaizdas dabar man ateina, stovim visi ratu ir duodam tą impulsą vienas į kitą ir paskui per vidurį susidaro toksai burbulas didžiulis ir jisai irgi tokiom visom gijom apraizgytas, tom auksiniam ir jisai visas nuo mūsų kažkaip nuo visų pasidaro. Supranti? Dabar įsivaizduoji, ką aš noriu pasakyti? Taip. Dabar žinai, ką aš noriu, kad tu pažiūrėtum. Pažiūrėk, ar tas mechanizmas raiktų Marse padarytas lygiai tokio pačiu principu. Jo, kažkaip mes tas pats susijungimas visų. Ir Inga stovi centre. Šito mūsų burbulo aš jo centre nematau, bet Marso tai yra centre, jinai kažkaip labai panašiai padaryta. Bet sakau, jinai stovi centre, nes jinai tarsi tas pagrindinis, galbūt jinai kokia iniciatoriai buvo čia tos, žinai, mūsų aljanso pavadinkim tos grupės. O dabar grįžk atgal į tą erdvę, tą portalą, kur yra tas kaip burbulas. Kas to burbulo centre yra? Ar yra kažkoks kaip centras, ar nėra? Ne, ten nėra, mes ten visi lygūs. Visi dalis esam tų burbuliukų. Gerai. Dabar per vidurį, kai ta energetika tam centre susidaužė, kur jį paskui eina į viršų, ją pačią, kas vyksta su ja? Ar vyksta kažkokia kūryba? Nu, ten žinok, tokios daug labai energijos sklando, tokios tarsi. Bet žinai, tokia yra kaip kažkaip atrodo, mes galim, kai sukaupiam visą tą energiją, galim nukreipti kažkur tokį kaip lazerį, žinai, šviesos tokį stulpą. Jo. Ir galim, ten didžiulė jėga yra. Bet mes kažkaip, kai stovim jame, taip mes jo, žinai, nepaleidžiam, mes tarsi sugeneravę tą energiją, bet ją atlaikom. Ir stumdom, taip kaip norim, šaudom tiesiog. Čiuk. Jo, tiesiog visi dalinam į savo visą tą energetiką, jinai ten laisvai plaukioja tam burbuliukį. Bet kažkaip atrodo, kad laikui atėjus mes ją galim labai stipriai panaudoti, jinai ten viską taškys. Gerai, žinai ką dabar? Dar pažiūrėk vieną dalyką ir paskui aš duosiu tau komandą, kai ką padaryti. Dabar žiūrėk, dar vienas dalykas. Prieš kiek reinkarnacijų šitas mūsų aljansas buvo sudarytas? 321. Prieš kiek tūkstančių metų? Pažiūrėk. Čia daug, žinok, man ateina 300. Bet aš nežinau dabar, ar čia 300 reinkarnacijų. Nes kažkaip atrodo visiems turėtų būti skirtingai. Gal 300 metų mūsų žemės? Gali būti. Man toks dabar išlindau, žinai, kai ateina mes tarsi, bet čia prieš daug laiko turi būti, nes dabar tarsi nėra tenai. Nes čia tie regeneraciniai baseinai. Atsimeni, kai mes žiūrėjom, kad ten labai daug energijos būdavo, labai daug kūrybos vyko. Taip,
Taip, toks kaip šaltinis, kur yra ta atskirta, kur mus pagauna ir įkiša į tuos baseinus, bet jeigu tu pereitum už to portalo, ten buvo tas kūrybinis kažkoks regeneracinis baseinas, toks kaip šaltinis. Taip, kur jau dabar jau nebėra. Taip, aš atsimenu. Taip. Tai va čia kažkaip net taip juokingai atrodo, žinai, tokia kaip, nežinau kodėl atėjo tokia kaip skelbimų lenta. Kad tarsi sąrašas, žinai, mūsų kažkaip, kadangi mes kiekvienas ateinam į ten skirtingų laikų, tarsi kažkoks kaip sąrašas, vat kas norėtų prisijungti. Kažkoks. Tu tiesiog įrašai savo vardą ten atėjęs. Ir irgi įrašai ir kažkaip auksinis tas vardas atrodo toksai irgi. Labai įdomiai kažkaip. Dabar pažiūrėk, kokiu vardu tu užsirašai. 321. Koks tavo vardas buvo įrašytas? Arielį. Nežinau. Pažiūrėk dabar koks mano vardas? 321. Kažkoks iš šiam ateina. Moira, Morija, kažkas tai tokio. Gerai. Ačiū. Bet čia labai seniai mes įsirašėm. Žiauriai įdomus dalykas. Labai įdomus dalykas. Labai kažkaip. Labai dar daug tos turėjom atminties, žinių. Dabar mes labai užamnezuoti. Bet čia kažkaip, nežinau, kažkaip ar pamatėm, kad tas virusas taip plinta. Kažkoks tarsi atrodo, mes padarėm tą alijansą apsaugai kažkokiai kovai specialiai. Tarsi nujautėm, kad gali būti kažkas tai tokio, kad prireiks. Tarsi prieš tą perėjimą kažkoks, nežinau, labai daug informacijos įvairios čia man bėgioja. Daug priežasčių buvo, ar ne? Daug paskirčių. Gerai, viskas gerai. Tai reiškia, kad tas ginklas, tas alijansas, kurį mes padarėm, jis gali būti panaudotas daug dalykų, daug tokių stepų padaryti. Įvairių laikų. Tiesiog reikia žinot, kad jisai yra ir žinot, kaip jį naudoti. Jo, kažkaip mes, kai nesakau, prisijungiam, vis tokią čia energiją išgeneruojam. Tiek daug čia visko tam burbuliuk įvairiausiom spalvom čia laksto. Gerai, mažut. Dabar žiūrėk, kviesk visas tas kosminės būtybės, kurios priklauso tam alijansui, kurios ir yra įrašiusios tą savo vardą į tą sąrašą, tą skelbimų lentą. Kviesk visus duok signalus. Duok intenciją, visus pakviesk. Mes visi dabar grįžtam, padarom tą burbulą, suakumuliuojam tą energetiką. 3, 2, 1. Čia daug mūsų, žinok. Ta prasme, kaip pasakyti, nėra, kad daug, bet yra kažkaip, nes vat kaip buvo išpompuota ta energija, kažkaip daugiau mes ten nebeteinam ir neinu tų vardų įrašyti, neinu tą prisijungti. Kažkaip tie, kurie dar spėjo, tai tie ir esam. Dėl to labai kažkaip ateina, kad daug reinkarnacijų čia prieš viskas vyko. Taip. Bet čia daug, žinok, yra
kentaurai kažkaip man labai šoka. Aš labai daug kentaurų jaučiu dabar. Kažkaip tu iš karto, kai mes stojom į ratą, tai pirmas dalykas, kas man iššoko, tai kentaurai. Ar tas įrašymas savo vardu ant tos lentos ir yra tas kario elementas? Jo, kažkaip, nes kurie neturi, tai visai net ne, jie kažkaip net visai atrodo nemato to, neidentifikuoja. O vat man iš karto užsižiebė lemputė tokia. Gerai. Dabar grįžtam prie to viso mechanizmo, prie to sukumuliuoto tos energijos. Dabar mes visi kartu duodam tą lazerį, kreipiam į mūsų žemę, į šiandieninę mūsų žemę, per visas paraleles, visas timing juostas, duodam į tą Saturno žiedą, kuris nuleistas aplink mūsų žemę. Aplinkui ten tas ledo siena, tos harpus, į tą visą žiedą. Dabar 3, 2, 1. Viską ten suspilkom išlydom. Sunaikinam. Mes kažkaip į žemės kristalą nukreipėm tą, kad tarsi paduotos energijos, kad užsidegtų žemės kristalas. Ir kas vyksta, kai žemės kristalas užsidega? Įsižiebia viskas, tarsi užsikuria ir vėl paduoda dar tokį papildomą pliūpsnį energijos, šviesos tokios ir taško čia viską. Gerai. Dabar vis tiek dar kartą kreipiam tą spindulį į tą Saturno žiedą aplinkui, į ledo sieną, kurį laikų ledo sieną, tos harpus, kur tie interferentai stumdo, yra sustumdyti jūsų visi mechanizmai interferentų ten prie tos ledo sienos. Ir jie juos stumdo ten, kur reikia, kaip reikia. Į tą visą mechanizmą duodam dabar 3, 2, 1. Sunaikinam viską. Kas vyksta? Koks vaizdas? Čia varom su to lazeriu visi, taip žinai, tokias labai stiprią intenciją paleidę. Man kažkaip net gera žiūrėti, atrodo, mėgaujuosi tą akimirką. Nes mes visi tarsi taip, žinai, iš viršaus žiūrime. Su tokia labai didelė jėga, toks karių būrys. Ir visi kažkaip mėgaujamės labai. Ar nėra seniai lauktas vaizdas? Jo, tokio jausmo, kad pagaliau supratom, pagaliau galim panaudoti tą ginklą. Šaunu. Man net užsikūrė kažkas krūtinė. Man ateina šiurpai toks per visą kūną, tokia eina energijos tokios vaikščioja. Aš tai jaučiu tokią jėgą, aš nuo krūtinį. Atrodo, yes. Atrodo, ir man tai toks, žinai, tarsi aš atrodo pirmą kartą atsistojau ant žemės kojom, tai toks įsižeminimas pasidarė stiprus. Gerai, dabar visi tegul atsistoja, įsižemina. Visi šito alijanso kariai. Nes tokia kaip, tarsi, žinai, kaip medžiai šaknis įleidžia, tai vat kažkas tai daug.
Sustojam visi aplinkui tą ledo sieną, įleidžiam šaknis, susijungiam su žemės kristalu. Dabar dar kartą sukumuliuojam tą visą energetiką ir duodam per į visą žemę. Išlydom čia viską, ištirdom, susprogdinam visas struktūras, visus interferentinės sistemas, visus filtrus, visą tą negatyvą, visus tuos sluoksnius žemus demoninius irgi sukapuojam dabar, išlydom. 3, 2, 1. O, kaip gera, žinok. Tarsi, žinok, net stovim visi ir sakom, nu dabar tai mes jums parodysim. Inga prieš akį. Ką sako Inga? Juokis. Kažkaip pagaliau. Sako, pagaliau. Nu, bet tikrai pagaliau, žinok. Oi, mane ašarų žinok kaupėsi. Aš irgi, žinok, jau turiu laikytis. Net negaliu, žinok, nieko sakyti, reikia susikaupti. Gerai. Šaunuolė Knuce. Padalink dabar visą šitą informaciją, padalink visiems telepatams. Perduok visiems žemė, kurie yra kariai. Būdink juos. Suspauk šitą energiją, išdalink. Parodyk šitą vaizdą. Kažkaip turim reikia. Gerai, nusiramink, viskas gerai. Šaunuolė. Net gerkliai pastrigo kažkas.